Bielskis, vadovės Lina Petkuvienė ir Asta Cečiai. Palangos mieste
Nu, ko jūs tie žiopsu? Nu tada klauso! Eina, tai pavykę šaliuoja, klauso. Nu, negi man jums moju. Ai, ateik čia. Reikia paimti plaukų, suvyti botalą. Nu, tik tiek. Tik vytį turi atšagarėti. Nu, kas iš to? Turi kirsti, ant liepų kirsti. Keiktus baustelė, čia reikia drąsos. Žinai, kas pasisiūlė? Tavo brolis Jakavas, buvęs kareivis. Tegu tu stebėjimo nori. Ir nors, Jakov, įdėvi. Jis laukia, beje, nebūtų nematęs. Kam kariuomenei 10 metų, sumirė sėdą man. Kartos nerėkti. Bailys! Koks tai? Ką čia apie lūkesnį? Kokia Išvarys. Čia yra. Lebetus pakuot.
pinigus tu. Давай. Porėdi, nekiuošiu. Tai vyris, dalyk, palyg. Kas pagavo, aš esu? Ne, rimtas. Nu, tai dalys. Palygiai? Taip. Tai 3 dalis, ne? Aš žinai, kad dalykės juda, aš šiandien labai bosus. Palauk dabar, štur. Palauk, tai labai norėtum. Nori, tai pasi.
ir pamatė, kad daug yra skalbinių. Galvoja, gal reiktų vieną pasiimti. Girdi, iš kažkur balsas sako. Imk ir siūk, tai galo nekabos nežiūrėk, tai turėsi, kol gyva būsi. Ir pasėmė, parsinešė namo, siuvo rėžė daug metų. Kai nusibodo, pasėmė pažiūrėti, kas viduje yra. Pasėmė, prasidarė, o ten nieko. Tik tais pasibaigė. Tai buvo lovių audeklas. Viena šeimininkė, labai darbinga būdama, mažą turėjo ir dienos sugaišinti nenorėdama, vėlai vakare eidavo vystukus ant liepto galo išsiskalbti. Vieną kartą pasitaikė ketvirtadienio vakaras. Ten nueina žiūri, ant jos lieptelio laumės skalbė. Jos tiek daug neramumų tam kaimui pridarė. Ir tai būdavo kiekvieną ketvirtadienio vakarą. Visais pasisveikinom. Iš tikrųjų, mes šiandien turime labai gražią dieną, teatro dienos paminėjimą. Ir dabar labai norėtume į sceną pakviesti šios spektaklio režisierių. Maestro turi tiek kantrybės, energijos ir laiko, aišku, kad pas mus atvyktų ir mus pamokytų šito mokyklinio teatro meno. Taigi gimnazijos direktorius dėkoja Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų daktarui, teatrologui, režisieriui, profesoriui Petrui Bielskiui už pagalbą organizuojant mokinių teatrinį ugdymą Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje. Reikia vaikus. Mano vaikai su jūsų vaikai. Ir aš jums pasakysiu, kad tai yra didžiausias mano gyvenime džiaugsmas. Aš taip džiaugiuosi juos matydamas. Ir tokius gabius, tokius ugningus, tokius išdykusius. Pagaliau, reiškia, aš visą savo gyvenimą galvoju, kada Laukuvos gimnazijoje pradės vaidinti. Ačiū, ponui Dievui, jau. Ačiū. Pradėjau vaidinti. Ir manot, kad jie, vis tiek, mes jau tai, čia jūsų draugai, čia visą šitą. Dabar, kiek čia jūs yra, mes tiek galim vaidinimų padaryti, kokius 4, 5 dar iš salės. Ir visi būtumėt įdomus, visi būtumėt gražus, kaip jie dainuoja, kaip jie juda, kaip ant jų kėdės krinta. Čia per žioplumą, prieš pradžią reikia pasitikrinti, visas sagas pasitikrinti, kad kelnių nepamestume į scenoje. Ką padarysi, bet nežinau, kas čia matos, kad Gediminai, čia tavo kaltė, ne? Gediminas mazgą nemokėjo, aš jiems sakiau, vaikai nemokat mazgų megzti. A jie man sakė, nemokyk, moky to. Nemoku mazgų. Ką padarysi? Bet ačiū Dievui, ar skilių nėra, ne? Jeigu oras neina, tai gerai. Ką padarysi? Bet aš norėjau kitką dalyką pasakyti, reiškia. Jūs jauni, o tiksliau pasakius, tai mūsų lietuvių teatras priklauso faktiškai jums. Ir aš visiškai tikiu, kad iš jūsų bus žymių ir garsių, ir daug nusipelniusių Lietuvai artistų ir režisierių bus. Jumise viskas tas yra. Lietuvių teatras nėra iš niekur pasiskolintas. O jūs kaip matot dabar, lietuvių teatras visam pasauliui deja. Čia nėra nei savigyra, nei puikybė. Lietuvių teatras visam pasauliui yra ryškiausias dabar.
Jūs matot, Italijoje, Meksikoje, Brazilijoje, Kanadoje, Skandinavijoje mūsų režisieriai dirba, mūsų teatrai vaidina. Ir dabar, jeigu taip trumpai ir greitai, iš kur tas viskas yra? Tas yra iš labai toli. Iš labai toli. Iš neolitų laikų jau mokslininkai suranda, kad ateina žodis vaidinti, vaidenti, veidas, veidmainystė ateina iš neolitų laikų. Iš sanskrito, vat kas yra. Ir pavyzdžiui, ir Ukrainos, ir Maskvos Patiešnoje palata teatras prasidėjęs buvo kilę iš Lietuvos, Didžiosios kunigaikštystės, iš Jėzuitų teatro Vilniaus akademijos išėjo. Ir čia labai daug įdomių, gražių dalykų galim tą kalbėti. Ir mes esam, kiekvienas iš mūsų širdyje esam vaidila. Vaidintojas. Va. Ir aš labai esu Laukuvai dėkingas, kad ir aš esu prie teatro tik per Laukuvą. Ne iš kur nors kitur, ne iš Kaltinimų, ne iš Tvero, o iš Laukuvos. Mes jauni būdami, va tokie kaip jie dabar, aš kaip pasižiūriu, atsimenu savo jaunas dienas, kaip čia mes vaidintum. Mes neturėjom tokios salės gražios kaip dabar. Mes neturėjom teisės, bet ką nori vaidinti, mums parinkdavo, bet vaidinavo. Ačiū Laukuvai, ačiū, kad atėjot, mylėkit va šitos mūsų artistus, bet tai yra jau jums padėta. Visiems mums džiaugsmo, iškia vaidinkime ir žiūrėkime. Ačiū labai, su teatro diena. Tad porai žodžių kviečiame jūs. Tai su šiluma, su saulute ir su teatro diena. Jeigu aš pasakyčiau, kiek aš metų dirbu teatre, tai jūs greit visi įsilakstytumėt ir pabėgtumėt. Bet aš noriu pasakyti, kad aš pradirbus daugiau kaip 40 metų, tai aš vis tiek žiūrėdama į savo kolegas, į savo draugus, į aktorius, kurių pilna Lietuvoje visuose teatruose, aš vis tiek stebiuosi ir man būna mažas stebuklas. O dabar žiūrėdama šiandien šituos jaunuosius ir besidžiaugdama jais ir jų vadovų, aš noriu, kad jūs dainavot gražiai ir vaidinot gražiai, bet vieną berniuką aš įsiminiau. Daug šviesių plaukų. Aš žinau, ką aš pagalvojau. Galvoju, šito rupūžioko gali kas nors išeiti. Nes labai organiškas buvo, labai organiškas, kiti dar ar pribijojo šiaip, bet iš koks vardas? Ovidijus. Gal artistų būsi, ką? Kaip? Buvo žatstuoti. Važinuot daug pinigų negausi, pats būsi visą laiką, pas tėvis turėsi valgyti. Ir paskui mergaitės visos dailios kaip undinės. Labai pačiu, ta mergiukštė patiko. Koks vardas? Jorė. Irgi. Jūs visos dailios buvote, aš galvoju, kokie gražus visų plaukai. Visos, ne, tai jūsų ryšta. Žodžiu, kad vaikai šaunuoliai, kad turi tokį gerą vadovą, kuris tais metais baigė konservatoriją pas tą pačią profesorę Vaišytę, o aš įstojau, tai mes su ponu Bielskiu susitikom čia, Laukuvai. Tai su teatro švente, su teatro diena, eikite į teatrą, žavėkitės, stebėkitės ir atsirinkite, nes teatro yra dabar labai visokio ir reikia galvoti. Su švente. Seminėjo Semino Virginio, ačiū, kviečiu.
Aš matau šiandien 3 kartas mūsų patriarchų, drįstu vadinti, Laukuvos patriarchų, profesorių Petrą Bielskį, kuris čia šiuose kraštuose gimė, užaugo, vaidino, sėmėsi išminties ir kitur sėmėsi išminties ir sugrįžo gražinti tos išminties dalį. Aš matau mokytojus, kurie dirba, kurie veda jaunimą ir matau tą jaunimą, kuris auga, kuris iš kurių užaugs profesorius Petras. Taigi aš nuoširdžiai sveikinu visus šiandieną su teatro diena. Aš nuoširdžiai sveikinu jaunuosius, kurie, galbūt bus kuris nors iš jų aktorius, gal net Holivudą pasieks. Ir netaip jau biednai gyvens tenai, jeigu pasieks, bet esmė netgi ne tame, esmė tame augime, kuris vyksta jų širdyse. Visų pirma, noriu pasveikinti su to proveržiu Laukuvoje ir dar kartą nuoširdžiai padėkoti profesoriui Petrui Bielskiui pirmiausia. Taip pat pasveikinti mokytojas Astą ir Liną, joms padovanosiu po Laukuvos ženklą ir aš tikiuosi, kad jos nusipelnys ir medalio Laukuvos. Ir iš tikrųjų, kaip sakė, lankykite teatrą, dalyvaukite tame, žavėkitės, džiaukitės ir augite kartu su teatru. Paskatinimui saldus prizas, tai vėl nuo Laukuvos gimnazijos. Čia direktorius mūsų pasistengė.